Nu, atmosfera rimta, pasportavom 2 kartus šiandien, pasiruošim, žiūrėsim, kaip čia viskas įvyks. Tai kokią gynybos sieną paruošit, Janį? Paruošim, pamatysit ryt. Neatskleisit, ne. Skaitėm Izraelio trenerio, kad nėra vaistų sustabdyti, mes bandysim. Ar esat per savo karjerą su kažkuo panašiu susitikęs, ar kaip žaidėjas, ar kaip treneris, koks yra krepšininkas dabar Janis Antetokounmpo? Na, pats kaip žaidėjas tai ne. Kaip treneris aš irgi turbūt tokio neturėjome mes. Bet turėjome eilę gerų žaidėjų. Ir kaip treneris turėjau, ir jeigu kaip žaidėjas, tai turbūt, nežinau, ar jūs pamenat, toks buvo Dražanas Petrovičius. Žaidėjas vienas iš geriausių visų laikų. Amžinatilsį. Tai teko matyti, bet tai manau, kad jeigu graikus, tai turėjom ir Galį tokį, jeigu pamena dar, nežinau, kur irgi mesdavau po 40, Oskaras Šmitas, Brazilas, kur mesdavau 50 taškų. Bet dažniausia vienam žaidėjui yra sunku laimėti varžybas. Mūsų esmė, kad uždaryti kitus žaidėjus, kad ne kartą esu sakęs, kad sukontroliuoti visą žaidimą, kad nežaistų kai komanda. O kaip atrodo graikai be Janio? Ir kaip galvojat, Janis kiek gali rytoj žaisti? Na, jisai žaidžia vidutiniškai po 30 minučių, šalia 30 minučių. Ir komanda yra vienokia su Janiu, kitokia be jo. Na, nežinau, kaip jie ten susistrateguos, kažkokių ypatumų jie neturi. Netgi ir Spanulis pasakė, kad mūsų puolimas gan paprastas. Vienas žmogus prasprendžia įėjimą ir paskui jie išsimėto. Jie kaip komanda žaidžia puikiai, nes jie irgi turi, kaip ir mes, 23 turbūt asistus. Tai reiškia, kad jis ne tik vienas žaidžia. Janis, jisai vienas pelno, sakykime, 50% taškų, bet komanda irgi primeta, nes 24 asistai, 23 byloja apie komandinį žaidimą. Jie gerai skirsto kamuolį, dalinasi. Tai labai gera komanda su patirtim. Na, bus sunku, bet šiame čempionate nebuvo lengva. Net ir turėdami vieną geriausių pasaulio žaidėjų, graikai iš esmės nieko dar nėra laimėję, bet ar netrodo, kad šių metų Graikijos rinktinė ko gero yra labiausiai tinkanti žaisti šalia Janio? Na, taip bent jau Spanulį skaičiau, kad jisai pasidarė eilę pasikeitimų, jis apsistatė dabar gerais metikais ir su juo bando laužti į vidų ir tada jisai, gal sakyčiau, iš nedaugelio NBA žaidžiančių žaidėjų išmoko žaisti europinį krepšinį, kur prisitaikė, ne tik tai verčia iš po krepšio, bet kai reikia ir nusimeta kamuolį. Na, čia yra, tai aš ir sakau, tai yra jisai žaidžia daugiau komandai gal, įdėdamas savo asmeninį talentą į komandinį rezultatą. Tai yra čia daug, nes dažnai mes matom NBA žvaigždės, kur dažniausiai žaidžia, surenka tą reikiamą kiekį taškų, bet komandos pralaimi. Tai graikai yra truputėlį kitokie ir to mes bijom, bet pabandysim rytoj išspręsti tos dalykus. Spanulis treneriu dirba ne taip ir ilgai, ar matosi tie žaidėjai atsinešti dalykai į trenerio pareigas, ką apskritai galvojate apie jo pareigas? Na, aš skaitau vieną iš visų laikų geriausią Europos žaidėją, nes jisai žaidė ilgai ir labai sėkmingai aukščiausiam lygiui. Na, jis yra, sakyčiau, gal Šarūno Jasikevičiaus pasiekėjas, kadangi visą gyvenimą žaidė žaidėjų. Ir dabar tas visa patirtis, nes jau kai žaidėjų, jau tu turi galvoti už visus. Tai daleiskim šiuo aspektu jisai yra kaip ir Šarūnas Jasikevičius, gerai supranta bendrą krepšinį ir žino, kaip išryškinti stipriausius žaidėjus ir stipriausias jų pusės. Margiris Normantas jau minėjo, kad rytoj ne prieš Janį žaisite, o prieš Graikijos rinktinę. Tai jūs iš trenerių perspektyvos turėjot psichologiškai kažkaip žaidėjus nuteikti, kad nereikia paisyti to Janio autoriteto, visgi vienas geriausių žaidėjų pasaulyje. Na, žinot, ta mūsų psichologija yra gan paprasta. Mes ateinam, gal sakyčiau, mums labai pavyko surinkti komandą to kovingumo atžvilgiu. Pavyko ją sulipdyti, vienas kaunasi už kitą, mesgi žinom visą tą istoriją su tom visom traumom, bet vaikinai išmokė kentėti skausmą, nuovargį, ką mes matome ir aikšteliai. Tai, na, aš manau, kad taip, yra teisingi žodžiai, mes žaisim ne prieš vieną žaidėją, bet prieš komandą. Ta papildoma treniruočių diena kažką keičia šitą situaciją jums? Na, mums ne, mes jau galas, kaip ir, nesakysim, ne galas, bet žaidėjai privargę, jūs matot, kokiu intensyvumu mes žaidžiam ir tų treniruočių per daug nepadarysi. Tai mes stengiamės tos akcentus svarbiausius
išsiaiškinti, o viskas kitas yra energija. Ispanai jau namo, prancūzai namo, serbai namo. Kiek stebino tokie rezultatai? Aš galvoju, kyla ta nauja banga, sakykime, komandų kaip švedai, suomiai, islandai, sakykime, irgi buvo netgi tie patys estai, kurie daugiau dėmesio skiria ne individualiem žaidėjim, ne individualiem rezultatam, bet komandiniam žaidimui, energijai, pasiruošimui, susikaupimui. Tai va tos komandos šiuo metu, kaip ir šiam čempionate, jos kaip ir parodė, kaip čia viskas yra. Na, aišku, čempionatą paliko labai stiprios komandos, kur turbūt visi mes iš įpročio pranašavom prieš čempionatą vienus iš lyderių, tos, sakykime, 3 išvartas komandas. Bet dėja, tą klasę gal išlaiko tik tai vokiečiai, kurie žaidžia iš visų jėgų, turi labai stiprią komandą ir labai gerą discipliną, vokišką discipliną, kas duoda rezultatą. Apskritai, 3 komandos iš jūsų grupės išėjo į ketvirtfinalį ir švedam taip pat nedaug trūko, tai pasako galbūt, kad net ir stipriausias pogrupis buvo. Labai geras pastebėjimas ir galvoju, ar pastebėsi. Teisingai, aš jeigu pamenu tą pačią pradžią, tai visi tenais ta grupė, tai tokia šiokia, anokia, švedai vos laimėjo. Taip, tai grupė, kuri yra, ir labai norėjom, kad švedai išeitų, tai grupė, kuri yra dabar šiuo metu jinai dominuoja, kaip bus toliau, bus matyti. Treneri, pirmenybės yra komandų, kurie nelabai patenkintos sąlygomis, maisto kokybė ar lietuvių delegacijai, viskas tvarkosi šitais klausimais. Nu, yra tie tokie maži, bet aš nemanau, kad čia reikia. Aš džiaugiuosi, kad vyksta čempionatas, turim salę, turim kamuolius ir man daug čia kažko nereikia. Aišku, turim tokių problemų, sakykime, net nežinau, ar čia FIBOS kompetencijoje, bet šalia mūsų viešbutį naktim asfaltuoja. Vienas dalykas gerai, kad asfaltuoja naktim, nes pas mus Lietuvoje tai viskas turbūt susikemša, nes vidury dienos visi asfaltuoja. Kitas dalykas mums negerai, nes mes girdim viešbutį tuos visą naktį, pusę nakties tą visus tos garsus, kur truputėlį, mums netruputėlį, gal truputėlį, galėtų būti geriau. Bet kita vertus, ten girdėjau, kad komandos skundžiasi maistu ar panašiai, nes mes, sakykime, Suomijoje tikrai turėjom labai gerą aptarnavimą ir skanų maistą. Bet aš čia nepasakyčiau, kad kas blogai. Aš patenkintas Latvijų organizacija, viskas man nieko netrūksta. Mūsų komanda irgi nesiskundžia per daug. Ar yra žaidėjų, kas su miegu sutrikė, kad sakot, yra kas? Ne, nesutrikė, kaip už lango tau važinėja su to volu pusę nakties ir ten verčia asfaltą, ir pipsi mašinos ir tai miegas nesutrikęs. Gal treneriams sutrikęs miegas, nes aš nežinau, kada miegojau, bet tai yra normalu, tai yra mūsų gyvenimo būdas, yra Europos čempionatas, yra ir naktim kuri tas visokias sistemas darai, žiūri, kaip būtų gerai, kartais iš ryto atrodo, kad nelabai pavyko, bet čia yra normali profesionalaus sporto dalis, sakykime, iš dalies sutrikęs miegas. Aš abejoju, kad visi krepšininkai miega ramiai prieš, sakykime, rytdienos rungtynės. Vis tiek yra tų neramumų, nors nieko nepadarysi, toks mūsų darbas. Ar jūs neįžytė Arturo Štaubergo Latvių replikas apie jūs, apie lietuvius, neva tai kaimiečiai su sovietų dienų treneriais įveikė, dar patvarkė Latvijos rinktinę? Žinot, jeigu atsakinėsi ir įsižeidinėsi į visus tos pasakymus, tai, aš visų pirma, tokio trenerių aš nežinau. Ir šiandien aš kalbėjau su vienu iš Latvių, net nenoriu turbūt pavardės, bet geru savo draugų treneriu. Tai jis irgi net nežinojo tokio trenerio. Tai aš jam, kai parodžiau tą žinutę, tai jisai nusijuokė, sako, jo, žinau maždaug, kas toksai. Bet tai mesgi negalim reaguoti į kiekvienus tokius pasisakymus. Žmonės turi savo nuomonę, jam gal taip atrodo. Jis ten turbūt ne tiek taikė mums, kiek turbūt Latvijos federacijai, gal net aš taip sakau. Jis vėliau ir atsiprašė, kad... Aš į tokius nereaguoju, jeigu tokius reaguosit. Prieš 10 metų Janis žaidė graikų rinktinėje 3 numeriu, po to 4, dabar jau Spanulis į 5 poziciją yra pastatęs. Jeigu gautumėt pats tokį krepšininką, į kokią poziciją statytumėt? Greičiausiai negausiu, greičiausiai. O, nežinau, reikia, vėlgi aš kaip sakau, tas žodis pačiupinėti žaidėją. Jei pamenat, prieš sezoną sakiau, kad mes Ąžuolą galim naudoti 5-4 pozicijoje, bet dabar jį naudojam 4 pozicijoje, reikia truputėlį padirbti su žaidėju, kad žinotum, į kokią poziciją jį perstum. Tai man negaliu aš atsakyti į tą klausimą, nes reikia patreniruoti, kad matyti, ką jisai gali.
Ar turite informaciją dėl Kostomito Toglų, kuris vakar antrojo rungtynių daly nebežaidė? Ne, neturime jokios informacijos. Ruošimės, kad jisai bus. Graikai vakar prastai pataikė tritaškius, bet turbūt traktuojat juos gerokai geresnė metimų komanda negu vakar matėm, ar ne? Na, iš tiesų, tai jų procentai individualūs yra geri, bet čia yra truputį atsakomybės. Aš tik tai vieną, jeigu mes apie tos nusiskundimus kalbam, tai mane truputėlį ir, kaip sakyti, neramina, nežinau, bet aš pastebėjau, kad kada žaidė paskutinės rungtynės, turbūt to kondensato daug prisirenka ir žaidėjai griuvinėt pradeda aikštelėse. Ir mūsų net rungtynėse su Latvijais tas buvo įvykę, tai mes šiandieną kaip ir kreipėmės, kad galėtų geriau vėdinti salę ar kaip, bet nežinau, kokios bus rytojaus galimybės, bet tai viena iš tokių, gal sakyčiau, minuso, kad salė tiek daug žiūrovų ir tiek to kondensato, tiek daug varžybų per vieną dieną, jinai, nežinau, ar nesugeba, ar dėl kažkokių priežasčių neaptarnauja pilnų pajėgumų. Kiek planų Janis stabdyti turi tą pats, neįvardėjant tokia, bet... Pasakysiu vieną filosofiją, kur kažkada, gal koks nors, gal ir Čerčilis pasakė, kad jeigu turi A, B, C planą, tai tau nieko neįvyks, turi turėti vieną planą, gerai susidėlioti ir jeigu pradiniai stadijų tas planas neveikia, spausti ir tik nesimėtyti. Tai mes turim planą, mes susidėliom, ką norim, mes išsidiskutavom mūsų trenerių kolektyvas, ilgai diskutavom, kaip norim, visi pasakėm savo nuomonės, pasiginčinam, nors mačiau jūs irgi. Ir su treneriu Tomu mes pasiginčinam, ir su savo asistentais mes pasiginčinam. Ir aš gerbiu visas nuomonės, priimam bendrą sprendimą, priimėm tokį, kokį jūs ir pamatysit rytoj. Ir paskutinis geriausių pasaulio krepšininkų reitingai, kurią vietą Janį rašytumėt? Oi, man sunku, yra daug kriterijų, negalėčiau pasakyti, kaip. Tai labai geras žaidėjas. Savo laiku buvęs MVP NBA, šiaip savo tas MVP nesidalina. Labai geras žaidėjas. Na, gerai, sakykime, pirmą vietą, trečią, koks skirtumas. Labai geras žaidėjas, kuris išmoko žaisti europinį krepšinį, nes daug NBA žaidėjų mes matėm ir olimpiadoj tą visų žvaigždžių, turbūt dabartinių žvaigždžių, reiškia rungtynės su serbais. Ir mes matėm, kiek problemų turėjo to žvaigždės, nes jie žaidžia tą savo amerikietišką krepšinį, o čia yra truputėlį kitoks. Tai vat, Janis jisai išmokęs žaisti europinį krepšinį ir aš teko man apie jį skaityti, kaip pirmi 2 metai turbūt jam buvo sunku priprasti prie šito, kada tie padėjimai yra kitokie, dvigubinimai, kur nėra NBA, bet jisai moka ir jisai žaidė labai sėkmingai.